tea. The fifth one, yellow tea. The last one, that is compressed tea. 6 different kinds of tea in China. Taigi 6 pagrindinės rūšys yra arbatos. Tai yra baltoji arbata, juodoji arbata, žalioji arbata, oolongo arbata. Nu va, arbatos laukai. Ot atrodo. Vaizdas gražus. Nu? Čia prisiskinsiu arbatos visą šitą pilną. Jo, gerai. Teisingas požiūris. Nu, va. Tikra arbatos mėgėja. Tai va. Nu, fotosesijos, nu, dirba. Nu, bet čia. Tai kokį žinok lapą surinks, paimti, nepaimti. Nu, tai va šitą arbatos. 10 net skirtingų rūšių yra šiaip jau arbatmedžių. Tai yra, šiaip tai iš esmės arbatos medis natūraliai, bet čia yra jau tokie krūmai, kad būtų patogiau rinkti tą arbatą visą, nes šiaip jau tai arbatos medis užauga aukštesnis negu krūmai. Now we take a look, when you pick a tea leaf, it always looks like this, one sprout with 2 leaves. When we pick tea, if we're going to pick the sprouts, like this one, that's made of white tea. Tai vat visa arbata taip maždaug atrodo. Ir 3 lapeliai yra. Šitas stiebelis, jeigu tik tai stiebelius nurenki, tai gaunasi baltoji arbata. The white tea is very hard to pick, because to make a half a kilo white tea, it needs at least 80 to 90,000 sprouts. Taip, kad how many? Tosios arbatos, kad gautųsi, reikia pririnkti 80-90 tūkstančių tokių. And the best white tea only pick once a year in the spring, so that makes the white tea limited, very expensive. Tai vat, baltoji arbata viena brangiausių yra, būtent dėl to, kad renkama tik tais pavasarį ir kad labai sunku yra šitus surinkti. The leaf together, let's make green tea. Žalioji arbata yra su stiebeliu ir su lapeliu, tuo mažesniu. And the green tea have different qualities. One needle with 1 leaf is the first grade. If you pick 1 or 2 leaves, it's second grade. Dviejų lygmenų tarsi yra žalioji arbata, tai pirmos rūšies yra su stiebeliu ir lapeliu, antros rūšies su 2 lapais ir stiebeliu. White tea and green tea both are unfermented tea, no fermentation. Jokios fermentacijos ne. After green tea, then we pick the third one, is a little big leaves, only pick 1 leaf like this make oolong tea. Čia oolongo arbata. It's a very, Tiesiog didelis lapelis, vienas. it's very popular tea in China. After oolong, then the big leaves, then the oolong like this, let's make black tea. Pats didžiausias lapas ir pačios prašiausios kokybės yra juodoji arbata su dideliu lapu. There comes 4 cans of teas, the white tea, green tea, oolong, and black tea. They're all from same tea plant. Iš to paties krūmo išauga, iš to paties medžio šitos visos 4 rūšys. After 4 of them, I ask you a question. How about the biggest leaves? We take a look at this. Didžiausi lapai, spėkit, kam yra naudojami. Su koncentruota tikriausiai daro, ne? The big leaves here, Suviniotus daryt. it's no use. Too big, too old. Per dideli ir per seni jie arbatai nebetinka. But in some other countries or some tea farmers, they harvest big leaves and dry the leaves in the sun. After they dry them, there's a machine making leaves into powder and a printer bag. Made of tea bags. Daugiausiai yra supratote, ne? But the tea bags, when you make it, put it into water only once, and you finish your tea bag. The loose tea we can use again and again, 4 to 5 times. Nuo 2 iki 5 kartų ta arbata yra iš šitų lapelių, o su dideliais lapais tiesiog sutrina ją ir deda į pakelius, todėl viešbučiuose ir yra arbata nemokamai. And we pick tea in the spring, summer and autumn, not in winter, because in winter it is too cold. Arbata galima pagal skonį pasakyti gerai ir bloga. Pavyzdžiui, žalia arbata, jeigu jinai rūgštė yra, reiškia jinai prastos kokybės. Okay, we take a look at Tai tiesiog rankom įdeda tuos lapelius ir juos taip pat maišo. Around 5 minutes or something? 2 or 3 minutes, yeah. 2-3 minutės, tada viską sudeda ant šito ir padeda dar kartą ir jisai
jos džiūna. To kill the enzymes, prevent the green tea fermentation. So green tea is unfermented tea. Only green tea we heat the leaves. Oolong tea, black tea, no white tea, we don't do it. Just for green tea. Kokiu būdu čia karštis gaunasi? Tik tai žaliai arbatai. Tai šitus va tokius lapelius įdeda ir jie sukepa. Some juice and oil. So you roll the leaves to take some juice and oil out of leaves. Make it tea not taste bitter. That's the first reason. Ant 60 laipsnių maždaug temperatūros ir džiovina. And keep it drying 3.5 hours. Every 15 to 20 minutes, use hand to stir the leaves. After it dries 3.5 hours, the green tea it is ready for taste. Tai va, ir 3,5 valandos taip kaitina. Ir paskui jau po 3,5 valandų jau arbata, galima sakyti, gatava yra ir galima jau užplikyti. And that's why many people in the restaurants, in the hotels, they prefer the posting pots. The clay is unglazed, so the clay pot has a lot of pores, absorb the flavor and taste of the tea. Porcelianinis arbatininkas, jame galima pilti įvairią arbatą, ir longą, ir žalią, ir juodą, ir taip toliau. Galima lengvai išplauti ir viskas, ir nelieka jokio skonio. Tas skonis, iš kurio padarytas arbatinukas, yra specialus, kadangi jisai absorbuoja visą skonį. Jisai praleidžia, šiaip turi skylutes, tokias mikroskopinės, kad jis praleidžia netgi orą šiek tiek ir absorbuoja tą visą arbatą. Todėl, jeigu darai tam puodelyje tik tai žalią arbatą, tai visą laiką tik žalią ir galima daryti. Nes jeigu juodai įdėsi, viskas susimaišyti. Po 4 metų sakom, kad iš vis arbatžolių gali nebūti jame, užpili karšto vandens ir kaip arbata. And tell us about this utensil. It is a part of a tea ceremony. This is made of bamboo. There are 5 things. The first is tea funnel. We put it on a teapot to prevent the leaves outside. Second is a tea scoop. Take leaves, put tea leaves into teapots. The third tweezers. Take up a cup to warm up the cups. And the fourth one is a tea stirrer. Make some hot tea. We use it to stir leaves in the teapot stirrer. And then the last one is the needle. You know, most people say that this is for a toothpick. But it's not toothpick. To clean the spout. The leaves and stuff. Okay, we're taking a look at the snap tea. This is the first one. Oolong tea. Palikit kvapą visiems. The first water we don't drink. First water to wake up the leaves. Pirmojo užpilimo niekada negeria, visą laiką geria antrai, kadangi reikia pažadinti tuos lapelius, jie labai sužmoginti yra. Ne, tiesiog pirmas visą laiką būna prapaudžiamas. Koks marokas? Muša. We get oolong tea tank with water about 90 degrees Celsius. We put the first water into the pot. 90 laipsnių karščio turi būti vanduo ir jisai iš viršaus taip pila, ne dėl to, kad dirbo prieš tai kirkė ar dar kažkur tai, bet dėl to, kad visą laiką, kai pili iš viršaus, tada žymiai labiau ištaško tas arbatos lapelius. Šitos matot, kad jisai apipila tą arbatinuką iš išorės. Tai indikatorius yra, kada jau paruošta būna arbata, o kada jau reikia pilti, tada tai nudžiūna. When people give you a cup of tea and you want to say thank you, do you know how to do it? Žinot, kaip atsitiko, kaip pasakyti ačiū. Klausim. Good. But we don't see it, we do something. Use your right hand. Tap your table 3 times. This means thank you.
If you tap one finger, the second finger tap 3 times, which means you want to tell others you are single, you're available. You tap one finger. If you tap 2 fingers, means you are married. And if you don't want to tell somebody you're married or not, you want to keep secret, you tap 5 fingers. Arbatos ceremonija, žodžiu, patarėjų kabinimo būdas yra toks, kad jeigu vienu pirštu atsidėkoji 3 kartus padaužydamas mestaliuką, vadinasi, neturi poros. Okay, I'll make the last one. It is the best. Just called U-Box 6 treasures tea. It compressed 6 cans of tea in one. White tea, green tea, oolong tea, black tea, yellow tea, and flower tea. All of them together. Make the tea looks like a brick, like this. It is the tea only from here. There's a stand at the top. Tea Research Institute. And it comes with a tea knife, which uses to break the leaves. And most importantly, this tea, it can last a long time. It can last 10 years, 20 years, or 30 years. The older, the better taste, like some wine. Na, va, tai čia mūsų akiai pati įdomiausia, gal, arba ta egzotiškiausia, gal ne visi esat matę, bet tai yra 4, kurias ragavome dar 2. Tai longo, žalioji, juodoji, geltonoji, šitą dublino tada ir... Vata, žodžiu, ir jinai yra jau kaip koksai, kaip vynas, kuo senesnis, tuo geresnis. Tai čia irgi šitą vata, tai gali 10, 20, 30 metų būtų kuo senesnė, tuo yra jinai brangesnė. Ir netgi teigi, duoda tada atsipjauti tos arbatos. Mes dabar paragausim jos ir tikrai labai įdomus skonis. Ne visiems skani, vieniems skani, kitiems ne. And this goes no caffeine, so you can drink it before sleep. Jokio kofeino nėra, tai reikšmės labai geras. The compressed tea, it tastes sweet, it not taste bitter. Saldoka, bet taip pat, kai atsigersit tos arbatos, pajausit tada dar vienas skonis tarsi. Ne, čia yra pati, prabangiausia. Okay, tea, compressed tea. This is 5 years old. If you try the compressed tea, which one do you like the best? Kodėl labiausiai patinka? Čia arbata. Kurią reikia pjaustyti. I will taste the tea, tell something about this. Gerai. It's a test. Test the temperature water is hot enough to make tea. The temperature hotter, the further it is. Tai tegu stovi. Numirsim ir dar arbatą. Kėja arbatos. Kaip čia grįžo aš apšalus, negaliu, aš visko noriu, iš karto visko. Visko, o jau krepšį yra viski. Bet aš noriu ir visų tų vakų, ir šitos, ir tos mažytės noriu. Ir šit net noriu. Ir to arbatinuko noriu gražaus. Nu, aišku. Visko nori. Iš karto. Jo, iš karto. The best. Va, Vida valgo durianą. Smirduką. Labai norėjau. Gerai, šiaip jau.